Nu tai jeigu labai jau atidžiai žiūrėti, tai kiekvienam krašte galima ar stambesnių, ar mažiau žinomų, ar mažiau ryškių žmonių surasti, kurie verti atminimo. Biržų biblioteka jau eilę metų vedam literatūrinės kelionės po mūsų rajoną. Iš tikrųjų, tų išlikusių rašytojų, poetų, tėviškių yra labai nedaug. Kai kur tik tai ta vieta buvusi. Kaip nuostabiai įvairu mūsų žemėje. Kiek čia spalvų mirgėjimo, kiek saulėlydžių, baltųjų žiemos naktų, vakarinių prieblandų, kiek laukų žalumos ir paukščių gausmo pavasariais. O koks gilus ir neišsemiamas žmogaus gyvenimo džiaugsmų, svajonių ir pasakų lobynas. Galima skaityti kūrinius, galima šiais laikais įvairiais būdais domėtis apie autorius. Bet kai nuvažiuoji į tą vietą, kur jie kažkada gyveno, kai pamatai užuodi kvapus, matai, girdi garsus, matai tą peizažą, tiesiog ateina visai kitas suvokimas, kodėl buvo jų tokie pasirinkimai, kodėl jie buvo tokie būtent kokie buvo ir kodėl taip rašė. Biržų rajone, važiuojant link Vabalninko, yra Gataučių kaimas. Gataučių kaimas kažkada buvo karališkas ir prieš 100 metų čia gyveno beveik 100 gyventojų. Šiais metais Gataučiams 470 metų. Apie šio kaimo didybę mena 1907 metais statytas didžiulis vėjinis malūnas, malūno statytojas Juozapas Brazdžius. Deja, kaimas jau nyksta ir jo pavadinimą mes prisimenam dažniausiai siejam su Mamerto Indriliūno pavarde. Mamertas Indriliūnas, mano mamos brolis, gimė 1920 metais Gataučių kaime. Jo tėvai Gasparas ir Uršulė Indriliūnai. Mamertas gimė 1920-aisiais. Mes apie jį pradėjom kalbėti visai palyginus neseniai. Mamerto gyvenimas labai trumpas. Jisai gyveno tik 25 metus, bet jau pasižymėjo kaip literatūros ir meno kritikas, kaip rašytojas ir kaip kovotojas už Lietuvą. Kai buvo mažas, mamytė pasakojo, kaip Mamertas buvo labai gyvas ir linksmas vaikas. Svarbiausia, kad buvo linkęs prie knygų. Visa Indriliūnų giminė pradėjo skaityti labai anksti, būdami 4 metų. Mamertas mokėsi Nausėdžių pradžios mokykloje, paskui įstojo į Biržų gimnaziją. Tai labai žavi, kad tokie jauni žmonės, Mamertas Indriliūnas, Bronius Krivickas, jie skaitė dar būdami gimnazistai užsienio kalbomis, jas jau mokėjo, skaitė, domėjosi originalo kalba. Man jie atrodo stebuklingai protingi ir kažkaip daug labiau išsilavinę negu dabar, nors tada sąlygos buvo visai kitokios. Gal tų sąlygų nebuvimas kažkaip ir skatino siekti daug daugiau negu dabar, kai visko yra. Jo geriausias draugas nuo pat gimnazijos laikų buvo Bronius Krivickas. Mamertas Biržų gimnaziją baigė 1938 metais. Besimokydamas Biržų gimnazijoje, Mamertas Indriliūnas pradėjo rašyti straipsnius apie tuo metu šiuolaikinę poeziją, pradėjo rašyti recenzijas ir kartu su Broniumi Krivicku jie buvo patys gabiausi gimnazistai. Bet visų daiktų kūrėjas davė žmogui 2 brangiausias dovanas – kūrybos galią ir geresnių dienų ilgesį. Ir jų stumiamas žmogus pats susikurs savąjį gyvenimą, su jo džiaugsmais ir vilionėmis, viltimi ir kančia. Be galo galingas žmogaus ilgesys. Jis veršis į kalnų viršūnės, į mėlyną dangų, į jūros bangas, tikėdamasis ten,
už nepermatomos ribos surasti tai, ko visą laiką ieškojo, išvysti tai, kas negesta ir nepraeina. Tie žmonės, kurie kažkada dirbo ar mokėsi biržuose, mes tuos žmonės irgi esam linkę, tuos kūrėjus esam linkę laikyti savais. Tai ir Jonas Šliūpas, ir Pranas Lembertas, ir Česlovas Masaitis, ir Motiejus Lukšys, ir Bernardas Bražionis, Eugenijus Matuzevičius, Vaidotas Pūdas ir dar daugybė kitų. Pavyzdžiui, Eugenijus Matuzevičius mokėsi tarpukario Lietuvos Biržų gimnazijoje, kuri tuo metu buvo viena iš stipriausių gimnazijų Lietuvoje ir paruošė tikrai eilę stiprių žmonių atsidavusių literatūrai. Tai jie savo tą kūrybą pradėjo čia, būtent dar būdami gimnazistai. Ir Bernardas Bražionis 8 metus Biržų gimnazijoje mokėsi ir čia pirmąją savo knygutę Baltosios dienos parašė. O tą knygutę rašė kartu su savo klasioku Aukštikalniu Kazimieru Kaziu. Ir jie planavo taip sudėti eilėraščius parašytus per vieną dieną. Ir labai įdomus dalykas išėjo tą knygutę, nors iš tikrųjų tai nebuvo, kad per vieną dieną. Bet jam trūko tų eilėraščių, tai paskutinę dieną jis parašė 6 eilėraščius. Ir sudėjo į tą knygutę. Nors buvo dar 2 kartus iš tų Baltųjų dienų išleista tie eilėraščiai, bet buvo atrinkti ir pataisyti ir labai jau buvo nedaug jo tolesniuose rinkiniuose. Ir labai įdomus dalykas yra, kad ir Bernardas Bražionis čia mokėsi Biržuose gimnazijoje ir jam rūpėjo, Kazys Binkis patiko ir jis labai vertino Janonį. Ir aš dabar tik tai neturiu, jis parašė eilėraštį apie žiemą labai panašų į Janonio. Ir man įdomu, kad Bražionis labai vertino jaunystę ir netgi sekė Julium Janoniu. Matuzevičius dar aukščiau yra. Ir kitas Matuzevičius, jo brolis Leonardas, kuris buvo irgi tremtyje ir buvo labai nukentėjęs, todėl jo kūrinių, kaip matote, yra kur kas mažiau, bet jis rašė ne ką prašiau negu Eugenijus Matuzevičius, abu Krinčino žmonės, bet gimnaziją baigė Biržuose. Ir tuo metu, kai Eugenijus Matuzevičius mokėsi Saulės gimnazijoje Biržuose, ir gyveno jie čia, tie gimnazistai, kaip jau sakiau, Biržų gimnazija buvo viena iš tokių stipresnių humanitarinio profilio gimnazijų Lietuvoje tarpukarį. Ir dabar, kai skaitom iš rašytinių šaltinių, matosi, kad jie atvykdavo mokytis iš tolybių, net iš Ukmergės, iš Panevėžio apskrities, iš visur, o čia iš Krinčino, tai čia visai arti. Ir jie kažkur gyvendavo, nuomodavosi būtus, juk tada nebuvo tų bendrabučių. Ir jie visi kartu 3, Matuzevičius, Leonardas Žitkevičius ir Zablockas ir Petras Zablockas, jie visi 3 kartu gyveno ir tada buvo vadinami Biržų Veimaro trijulė. Nes visur ėjo kartu, kūrinius kūrė kartu, ten mokyklos laikraštėlį redagavo kartu, žodžiu, tokia neperskiriama trijulė. Bet iš visų tų 3 tik vienas Eugenijus Matuzevičius kažkaip sugebėjo išlaviruoti ir jis gyveno tą pilną gyvenimą, kad ir sovietmečių, nes Petras Zablockas jau mokytojaudamas ir būdamas mokyklos direktorium buvo ištremtas, o Leonardas Žitkevičius išvis emigravo į Ameriką. Ir ten parašė tą, kaip mes biržiečiai sakom, VIP eilėraštį Amerikėns Vabalnikėns, kuris yra parašytas tarmiškai. Menas yra ilgesio pagimdytas. Galbūt tas pats ilgesys vertė mūsų laukinį protėvį braižyti ant savo urvo sienų žvėrių paveikslus, pinti garsų ir žodžių reizginius,
kurie išsivystys į dainą. Ilgesys virsta kūrybiniu nerimu, sraunė versme, kuri veržte veržėsi iš žmogaus vidaus. Kaip saulė savyje, kunkuliuojančias mases iš gilumos meta į viršų, į erdves, ir iš tų išsiveržimų mes gaunam šviesą ir šilumą. Taip pat ir žmoguje susikaupusi pergyvenimų srovė stengiasi išsipilti, išsilieti. Tie įsiveržimai įprasmina žmogaus gyvenimą, parodo jo įtempimą ir vertę, jais pasireiškia ir žmogaus kūryba. Turime ir Mamerto Indriliūno raštus. Labai džiaugiamės, kad pagal bibliotekos projektą pavyko ją išleisti. Aišku, ją sudarė Virginijus Gasiliūnas, čia jo autografas, bet pagal mūsų parengtą projektą jo 100-mečiui išleidom jau senokai parengtus Mamerto Indriliūno raštus. Šitų raštų labai laukėme mes visi, visa mūsų giminė, ir kadangi aš pati prisimenu, kaip Virginijus Gasiliūnas rinko atsiminimus iš mamytės pasakojimų, kadangi išliko labai daug nuotraukų, išliko daug knygų iš Mamerto Indriliūno bibliotekos, nes Mamertas skaitė net 6 kalbomis. Ir jis taip pat buvo ir vertėjas, vertė iš vokiečių, prancūzų, anglų, rusų kalbų. Tai mums šitos knygos pasirodymas buvo kaip didžiausia šventė. Išėjus raštams, tik tai žmonės galėjo susipažinti su Mamerto Indriliūno kūryba. Ateina vaikystė, krykštaudama ar plasnodama, laukų gėlių vainikų pasipuošusi, ateina jaunystė, kaitria ugnim degdama ir kalnus nuversti žadėdama. O vėliau, kada jaunystės daina jau išdainuota, ateina senatvė su obelų žiedų vainiku ir lazda. Pamažu gęsta ir gęsta, rusenanti ugnis. Tada ateina balta rudens šalna, mirtis. Ir gal dėl to, kad žinai, kad ateis toji baltoji viešnia, kad užgesins veiduose degančią ugnį. Gal dėl to dažnai pasidaro nyku ir šalta, tartum iš ten, iš baltosios viešnios šalies, papūsto į veidą šiurkšti vėjo banga. Tada pajunti, kad viskas ateina tik tam, kad vėl praeitų, kad viskas miršta, trūpas kęsta, praeina, praskrenda, praūžia, dingsta ir nesugrįžta. Mamertas priklausė ir ateitininkų organizacijai. Jo didžiausias turbūt nuopelnas literatūroje tai yra labai stiprus darbas parašytas apie Vincą Mykolaitį Putiną, apie savo profesorių Vinco Mykolaičio Putino lyriką. Jo dukterėčia tiesiog padovanojo kadaise jo turėtas knygas ir aišku, jos per ilgus amžius nukentėjusios, nes tengi buvo ir pokaris, ir slapstymai, bet štai išgyvenę tos knygos. Ir reikia tik pažiūrėti, kokias knygas ir kokiom originaliom kalbom skaitė būdamas gimnazistas ir studentas. Visa ši karta vadinama žemininkų karta. Be galo talentingi, jauni žmonės, kurie formavosi nepriklausomos Lietuvos šviesoje, tačiau visą šitą jaunų žmonių žiedą nuskynė atėjusi rusų okupacija. Ir kai reikėjo rinktis, ar eiti į Raudonąją armiją, ar pasirinkti mišką, Mamertas kartu su savo broliu Jonu Indriliūnu pasirinko partizano kelią. Kaip pasakoja Mamerto sesuo Akvilė Indriliūnaitė, kad jie tikrai net nesvarstė kitos galimybės, o išėjo į mišką, nors žinojo, koks likimas jų laukia. Ir Mamertas išėjo į partizanus prieš pat Kalėdas 1944 metais. Kartu su juo buvo brolis Jonas Indriliūnas ir kaiminystėje gyvenęs Juozas Poška. Mamertas Indriliūnas žuvo būdamas vos 25 metų.
Jam sausį sukako 25, o vasario mėnesį žuvo, nes jis buvo partizanas ir tiesiog susirėmime jų partizanų grupės su NKVD grupe jis tiesiog žuvo, nes buvo Leliškių tas garsusis mūšis. Jis buvo jau Pasvalio rajone tas mūšis. Labai skaudi šita žemininkų kartos tragedija, nes tuo metu žuvo labai nemažai be galo talentingų žmonių, kurie buvo kaip ir literatūros to meto žiedas, ir kritikai, ir rašytojai, ir poetai. Mamerto studijų draugai buvo ir Vytautas Mačernis, ir Bronius Krivickas, ir Kazimieras Vasiliauskas, ir Pranutė Aukštikalnytė, kurie iš tikrųjų buvo labai gabūs ir jų svarbiausias tikslas buvo tiesa, gėris ir grožis. Tiek Krivickas, tiek Indriliūnas, tokie patriotai, lietuvybės puoselėtojai, atsidavę savo šaliai, aišku, juos pradėjo klybinti. Jis dar kažkiek spėjo padirbti Saulės gimnazijoje mokytojų, toj pačioj, kurią pats buvo baigęs. Bet po iškvietimo į NKVD būstinę, į kur jis net nenuėjo, jis suprato, kuom baigsis, jis išėjo į mišką. Jiem pavyko išsislapstyti, išbūti miške iki pat 52 metų, kol buvo išduotas. Jau Panevėžio rajone, ten už Raguvos. Pačio viso kaimo istorija ir žmonės, kurie gyveno Gataučiuose, man asmeniškai yra labai svarbi šita atmintis. Labai svarbu, kad tėviškė, kurioje gyveno Mamertas Indriliūnas, gimė ir kur gyveno seneliai, Mamerto tėvai, yra išlikusi iki šių dienų. Tose namuose gyvena Valdas ir Aušra. Ir jie yra įrengę netgi muziejų, kuriame yra mūsų giminės nuotraukos, dokumentai. Algirdas Butkevičius, kuris yra ir poetas, ir tautodailininkas, ir žurnalistas, ir tikrai Biržuose labai gerbiamas ir mylimas žmogus, ir Biržų garbės pilietis. Tai žmogus, kuris gali daug ką ir ypač daug žino apie Biržus ir gali apie juos ir parašyti, ir pasakyti. Širvėnas glabin, upę vandenis neša, atplaukia Gulbelą ir unčių šimtai, na tiltas paksai ir kiek akis užmata vien mėlynų vandenį tolin matai. Sunku dabar staigiai išvardinti, nes tų rašytojų ir poetų yra daug. Kostas Narskis yra tokių garsių biržiečių priskaičiavęs apie 200. Ten ir rašytojai, ir dailininkai, ir muzikai, ir šiaip, ir mokslo žmonės. Tai tuo matyti Biržai, kaip ir Lietuvos kiti miestai, turi savo tokių žinomų žmonių, kurie veltui negyveno, kažką paliko. Butkevičiaus topinė knyga, ta publicistikos knyga, kurioje net 113 asmenybių susijusių su Biržais. Jis tiesiog rašo jų gyvenimo ir kūrybos istorijas. Man dar mokyklai dirbant teko būti Ažuožeriuose direktorių. Toks buvo išvažiavimas, ten kaip tik tai ir išėjo tokia kalba, kad Anykštėnai, Ažuožeriai, kaip Žukausko vienuolio tėviškė, išėjo tokia kalba apie tai. Tai aš truputėlį bandžiau ginti, kad turim ir mes Biržai tokių pat, kurie ir žodį žinojo, kaip pasakyti ir sailiuoti, taip, kad skambėtų. Kai atvažiuoju į Gataučius, pradedu kalbėti tarmiškai, nes tarme mūsų biržiečių tai yra mūsų namų kalba. Taip kalbėjom mūsų tėvelė,
Taip mamytė dainavo lopšinį prie lopšį. Tai mums ta tarme yra labai svarbi ir kartais parašau tarmiškų eilėraštį ir noriu jums šiandien paskaityti. Šiaudų sods, da kapsė klyčio, audžia staklas, takus ant namus, meldžias tylam senovinė gryčio, senas tėvus pamiršis vargus.